Sveiki visi, mano mėliai burundukai. Ir šis videoks išein, kai mes jau turim 10 000 prenumeratorių. 10 mes labai dėkings už palaikymu, už tai, kad spaudžiat prenumeruoti, palaikinat. Nes 10 štukų čia yra jau žiaur. Ypač tokioj nišoj kaip žemės ūkis, kuris nėra super patrauklus visiems Lietuvos gyventojams. Tai tokie skaičiai mano yra tikrai neblogus, tai aš labai džiaugiuosi, kaip ir sakiau, esu labai dėkings, kad žiūrit, kad palaikat, kad prenumeruojat, pakomentuojat, žodžiu. Nes tikrai yra daug darbo įdedam. Tai va, hebryt, baisiai dėkings aš jums. O kur mes dabar, hebryt, randamės prie Rapsevičio laukų, va tokių, dar žaloks jisai, bet jau yra laukų, kurie jau panašiai yra kūliamus. Tik šitie laukai, kuriuos dabar čia matat, tai yra sėtus rugsėjo 3, man atrodo. Tai baisiai vėla kaip rapsai. Taip vizualiai, kai žiūri, ankšti rutyra, žinai, kota dar baisiai žalius, pačios ankštis irgi žalokos. Šis rapsas dar nepasiruošęs kulimai, bet yra tokių laukų, kurie jau priejo ir kuriuos būtų galim šokti. Bet mums reikia pabaigti vienu miežių lauku, kurį pamatysit vėliau. Kas nesat matę, tai čia senas geras 206 SV Peugeot. Po kaimo ledinis. Tieks yra, draudims yra, nesupūvis, slenkščiai, vo. Slenkščiai šiaip gerulį. Nu biški ir papūvė, matas, kad jie ten jau remontuotus buvę tie slenkščiai. Bet palygins kaip pėžai būn įprastai supūvė. Tokių va metų čia jis 21, man atrodo. Tai negali skūstis. Dabar važiuosim. Kūrėm tuo aparatu. Liat. Tokia va sportinė pavarų perjungimo svirtis, raudon. Mušam pirmų pavarų ir guldom tokias pidakėlį. Toks įdomus dalykas su to 10 štukų subų atsitika, aš atsikeliu nuo rytą, ten buvo kokios 6:30. Ir pirmas dalykas, kurį padarė, tai nuėjo pažiūrėti YouTube studio. Nu ten tokia programėlė, tipo, kur gali matyti savo YouTube'ės kanalą statistikų. Ir žiūri, lygiai 10 000. Ne pavyzdžiui, koks 0001, ten 0005, o lygiai 10000. Tai kažkaip nusprendžiu, kad čia yra kažkoks tai geras ženklas, kuris parodo, kad viskas bus gerai. Tai va, hebryt. Čia turim žymėjų Benupės liepų. Žiauri didelė liepų, labai stori liepų. Va tokia didumo pirmės kitą liepų. Apimtis 5,10 m, aukštis 25 metrai. Valstybės saugomas gamtos paveldo objektas. Atsiveria didingas Benupės liepos grožis. Šiaip bairis, ne, ta liep tokį. Vidury niekur. Žmonių čia nėra nieko. Tiesiog Benupės liepas stūkso. Ir pėžus 206 savo irgi iš kažkur. Iš niekur. Iš konfiskuotos mašinų aikštelės. Mes seniau su draugu pardavinėdam mašins iš konfiskuotų mašinų aikštelę, žinai. Ir kėlėm ten tokį Opelį Vectra, žinai. Ir po tam mums ten skambint kažkokia moterė sako, jūs čia meluojat apie tą Opelį, jisai čia netvarkings, ten jam tas anas yra, žinai. Nes ten turbūt jos Opelis buvo, sako, ištrinkit skelbimą arba ten vien žodžiu kažką ten padarysim. Nu, kažkaip taip grasint pradėjo. Tai va tokia juokinga istorija. Pragėrė ir po to skambinėjai, žinai. O šiaip Opelis neblogs buvo. Užsičiaup, sako, nemok mūkt. Mes nesuprantam, kad tu šneiki. Tok va tiem hebryčių, gamt, graž. Jiem dabar pasak nėra per karšt. Tai va, pežūnė. Pežūnė, gerūnė. Pirmą einam pažiūrėti, kokie bairė su vandenuku, nes geriausia paleisti pilti ir tada eiti jums ten avižų papilti. Nes po tą ilgai reikia laukti, kol prirbėg, žinai, tą vandens, tas bačius. Kelmuka va, toks vas patelis kelmukų. Ir va čia turim tokį gražų namelį, aš jums dar kaip ir nerodžiau. Tai va čia yra sen skydinė.
Ir žodžiu, va tokie piešiniai. LNK, čia iki buvo atvarę filmuoti, va nupiešė. Tads toksai, nu žinom, kaip varkė labdarkė, turbūt žinot. Tai va taip, va gražiai nupiešė, žiūrėkit. Čia visokie tokie, čia piešė mano sesė su draugi. Tai va visokie tokie gražus dalykėliai. Gerai, jie atrodo, fainas toksai namelis. Nykštukų namelis, sakyčiau, žaismingas toks. Biški pragėrė tą vandenį. Iš tikrųjų, tai automatinės girdyklos yra, bet mes visas čia atsipilam, nu kad tie mažus pasiektų, žinai, nes automatinės biški per aukštos mažiem. Tai va, čia tie vis bimbė dabar vis subėga, buvo prieš tai atvarė prie girdyklų, bet pamatė, kad aš čia atėjau, tai vis subėga. A ne, pridžiūnai. Bagažinę atidarom. O, cilindrą gerą laiką, tai bent tiek, žinai. Čiumpam avižmaišį. Ir jų myreik pasičiūp dargi. Pikčiurnas, Haris va, su gražulind. Nu gerai, dabar bus atsargs išpilims, nes ši ais ant viršosios kaip visad baisiai. A ne? Pupos. Kišytė priaumojti net jaučias, kaip per žemę eina vibracija, taip. Biž, toks, biž. Primo Haris atėjo, žiūrėk, man kažkur nori pasakyti, kad neberėkauk, nes tau bus kapiec. O toks va, prieė prieki. Nu, Hari. Neaiškisi man dabar, nežinau. Būtų gerai, jeigu nebūtų tų ragų, žinai. Čia nieko nepadarys, bet tiesiog reikia saugotis, nes jos su ties ragas baisiai musikuojas. Ir taip gali stipriai sužeisti. O ant ragą pakabindam būti nelabai noris iš tikrųjų. Tai aš toks labai atsargiai, žinai, ten. Paprastai pasaks, aš drąsuolę nevaidin. Aš toksai atsargiai, žinai. Opa, pribūbinsim dabar šito, po to antru ir viskas. Žiūrėkit, suvalgė avižas, dabar pėdin. Kur pėdinat ką? O taikit atsigerti. Aš nekurkos. O čia Hebrai turim patį naujausią gyventojų, 2-3 savaičių amžiaus, Gelmė. Pats paskutinis teliuks, kuris buvo atsivęs per mano sesės gimtadienį, o mano sesės vardas yra Gelmina, tą prog įdėjom vardu Gelmė. Aš mačiau čia tipo namų statyti, žinai, bet nežinau, ar čia geri idėjai čia nais būtų gyventi. Nes vis tiek tas kvapelis toks biški yra. Galvoju, va ten, kur tie rapsa laukai, kur važiavom, va tik gal geriau. Nesijausiu tą kvapelę tokia. O čia padaryti kokį nors sodybėlį, kad ypač žmonės galėtų atvykti pabūti gamtoj. Nes čia grina atvarytų žmonės. Ir va, aplinkui karvytę, žinau, vaikšto gamt, toks tikras kaimiškas gyvenims, sakyčiau. Nu va, profesionalus dalgilinavs, bots, toks savo, professional, šiaip žiūrį gerai pjaun. Primeskit jūs tokį prikolą. Jos pamatė, kad aš pjaunu žolių čia ir jos įpratė yra, kad pjaunu žolių ir jie mymėt. Ir va dabar tokį streikus skelbi tipą. Tingiai trinkti žolytės, gi tenai užaugų žolė. Išlepi tinginės. Čia vyštam, čia ne jum. Gerai, o dabar susirenkam, va, su rankom tokie. Čia biš net per daug, žiūrėk, prisipjovis bus. Tos tinginės žiaur, va, atsistoja rėkauju, duok žolės, sako. Eikit rankio, tinginės. Davai, netinginiaukit, eikit pasirinkti žolytės. Tinginiukai jūs. Uždarom, opa, valiutus, va. Tai va, Hebrit, toks apsilankims pas karvyts ir aš jums turiu tokių žinių, kad pavasarį turės parduoti 8 telyčius ir 2 buliuks.
Plius minus 1 metų amžiaus. Buliukai bus su įvertinimais, su dokumentais kilmės, o karvyčio aš nežinau ar vertins. Man atrodo, kad nėra būtin kaip ir įvertinti. Tik tai žinau, kad jeigu karvytės neįvertinti, ant buliuką dokumentą tiesiog nerašo mamos, ar kaip ten, kažkas tokia. Pasakykit, jūs man apsimok vertinti karvycę ar ne. Nes, vis šitie mano auginamus gyvuliukai yra 100% Highlander. Kiek domėjos, kaip ir nebūtin vertinti karvyčių, tik teliuks įvertinti, nes tipo tas reproduktorius turi būti labai stiprus. Tai marmaduks ir mėnis bus įvertintus ir galėtų keliauti kitsnams, žodžiu. Gamin toliau vaiks. O telyčios taip pat. Tik tas, kad kergimų gali pradėti kažkur nuo 2 metų. Telyčios turbūt 2 metų amžiaus, buliuks irgi kažkur 2 metų amžiaus. Tai va, bet jau galėčiau, jeigu norit, jeigu kažkas einat projektų kokį jauną ūkininką, tai galėtumėte įsigyti iš manęs, jeigu norit. Nes tikrai mylimus, prižiūrėtus gyvuliukai, gerai gyven. Tai aš būčiau laimingas, kad jie išvarytų irgi į kitsnams, kur, bus prižiūrimus, mylimus, žodžiu, ir galės laimingai gyventi. Turėkit omeny ant žodžiu. Kūkė, blyt, o dabar lėksime paskutinį miežio lauko. Susikabinam 2 priekabs, nes labai tolim slauksti, niekaip nespėčiau su vien važinėti. Tai va, porą zaslavinių, tai va graži. Viskas leds, užsikabini viskas va. Tvarkingos priekabos, pasiruoši važiuoti. Šits veik dabar irgi. Nes anais metais buvo, kad sulūžoti, vežio tik su šit, o ant lauką kaip persikabinėjai daug patogiau, ant šitą. Nes vienu priekabu paliek, su kit išvažiuoji. Tai žodžiu, mažiau darbų, daugiau kalbų. Oi, atvirkščiai turėjo omeny. Kūrėm to agregato ir važiuojam. Tai dabar važiuosim į Smaltiškis. O Smaltiškiai yra realiai tolimiausių vietų pas mum, kur turim laukų. Kažkur gaunas apie gerų 15 km nuo ūkio. Su traktoriu yra tą laiką, pirmin atgal važinėti užtrunka. Anas traktoris hebra daug smagesnis, šit už kratą. Tai toksai, taip irgi geras, 50 visą važiuoji. Būn ten kartais kažkodėl greičia nebelaika, nes ten kažkokiu važiuoklės klaidų išmet. Tai va tokių nesąmonė būn su juo. Bet šiaip tai jisai gerai plėškia. Duot gazą, tai tik tas rein. Jaučias. Šitas pats, kur su turbin problemos buvo. Bet man rods, kad neįsisprendė tą problemą su turbin. Tai galima, kad jam dėl dar tas greitis dinginėja. Aš jums vėliau parodys, kaip pradės tas greitis dinginėti. Bus taip, kad pavyzdžiui, daugiau kokių 6 jisai nebeužpuč greičia. O dabar va, tarkim, greitis nukrant iki 52, tada bam, užpuč iki kokių 54 vėl. Jums turėtų net girdėtis, taip visai pradėt užt, tada taip nusislopintas užims, tad vėl taip kriok ir tad vėl mažiau kriok. Kažkaip įdomi. Ir hebrytą atputėm čia beveik. 25 hektarų laukelis, 5 hektaras plus minus jau esam įpirbinę. Tai realiai 20 beliko, tai šiandien plans šitą laukų pabaigti ir... Kažpergas. Stiprintuvus kažkučiai. Tai čia ne plans, tiesiog jį reikia pabaigti, nes šitik 20 hektarų. Ir tiesas lauk, ten daugiau pasisukiojimų tik tas už sodybos. Apart tą, tai geras lauk. Yra dregnų vietų, bet sako, mes šitų laukų jau kūlėm 5 hektarus. Miežė sausus baisiai buvo. 14 dregnums. Idealus realiai. Klasas vaduodas. Lemputė jau mirks, tik įdom tą lemputę mirks, nes 7%. Ar pamiršo išjungti nuo atvažiavimą. Kaip ne vienu kartu yra buvę. Mačiau komentarus toks klausimus buvo, kiek hektarų įduriam su šit kombain per dieną. Tai labai priklauso nuo laukų. Pas mumi prastai tokie laukai. Mes įprastai neturim tų milžiniškų laukų ten po kiam hektarų, kad vis būtų. Pas mum tokių ir 10, ir 5, ir 20. Žodžiu, labai įvairovė didelė vyrauja ir belia kiek tų laukų yra. Jeigu kultum kiam hektarų laukų, tai yra šansų nukult per labai ilgų darbą dienų. Bet jeigu kalbam apie toks įsimėčiusius laukelis kaip 15, tai apie 25 hektarus pavyks nukult. Bet jeigu kalbant apie kiam, tai ten jau turi varyti nuo ankštos ryto iki nakties realiai. Yra tieki nukulti 2-3 hektarų laukų per vieną dieną. Bet šiaip tai sako, vidurkis kokie 2-5 hektarų, sakyčiau, yra. Dėl tam mums reikia pastiprinimą, nes pas mums dabar gauna 700 hektarų dirbamos žemės, tokį kombainiuk daugokai.
500 jau būdavo stipriai, kų veiks, kad paimt. O dabar 200 plus, žinai, dasidėję. Nu ir paskaičiu jūsų komentarus, jūs irgi man sakot, kad geriau vienas didesnis kombainas. Nu ką, gandriukai, gandrų tai visą džiauri daug. Gandrų šeiminėlėse. Pilns kombainas reikia važiuoti išpilti. Reikia važiuoti paimti grūdėkšnę, hebra, mėžiuką. Į kalnų pučiam. Sunkiai ropoj kažkaip į tų kalnų. Normaliai, privairiu visai. Negali sakyti, normaliai. Kombainą bunkerį telp kažkur mėžiukų apie 5 tons jauč, o į priekabų įpilam 2 pilns bunkeris ir 1,7%. Tai vat ir gaunas, skaityk, apie 14 tonų. Tai va tokie skaičiai. Biški mažokai iš tikrųjų. Nu, zeniukai, pasižiūrėsim, vos ten nukriūna priekabas. Kokią čia mėžiuką prikūlėm. Ar gražus, ar negražus, bet čia bus gražus. Sakykit, ku nori, čia jau galim pavadinti mėžį. Va pasim, vien mėdžiai, jokios priemaišos nėra. Nu čia va kažkoks. Bet taip tai net kviečia nėra. Nu rugėgelė va. Mažai čia mėžių yra viens kits, bet nepalygint su ties laukais, kuriuos prieš tai matėm. Ir geresnis birėjims pačių mėžių. Va toks va vaibelis. Nu būbinsim greitai šitą laukų, toks tiesas, pažiūrėkit, ne vienas stulpa nėra. Tik tik biški nesąmonė gaunas už tą namą, bet čia viskas ok. Kiek tonų mėžių bir? Tai kažkur 4-5 tonos max, daugiau nebus. Nu va į šitą lauką gal ir yra 5 kokios. Nu čia tipinis hebra derlis pas mum. Realiai kiekvienas metais. Kažkokių kosmosų neužauginam. Esam kūli kažkad 6 tonus, bet ten buvo tiesiog tokie metai geresni ir daugiau dar trąšų dėdavom. Šiemet daug mažiau trešiam dėl kainų. Tai čia vien ir iš pagrindinių priežasčių, dėl ką į ekologijų išeinam. Nes pas mum yra prasto žemės. Ir seniau net esi girdėjęs, kad duodavo tokį patarimų, kad taip pat tarp prastų žemių geriau daryti ekologijų, dėl to nes neatsipirks investuotus pinigai, nu ten taip trąšos, visokie herbicidai, pesticidai ir bla bla bla. Tai mes ir dabar nusprendėm, kadangi žaliavų kainos išaugė, kosmosą neprikuliam, tai nelabai mums kas paliek. Ir plus dar įsipareigojimų daug yra. Nebūtų įsipareigojimų, būtų normaliai. O žinai, tie įsipareigojimai, tai iš tų laikų kada normaliai buvo viskas. Tai aš manau, kad ekologinis ūkis biški didesnį saugumų duos, nes žinos, kad va tiek maždaug išmokų, žinai, kiekvienais metais gaus ir galės lengviau dėliotis pelns. Kų yra sunkiau padaryti su chemizuotų ūkį, nes neis garantuots, kiek tų ten tonų užaugs ir bla bla bla. O tos pajamos gautos iš derlius, kad ir tas derlis bus mažesnis ekologiniam ūkį, nu ten 3 tonos kviečių, ten 3 tonos avižų, nu kosmosą ten tikrai nekulsim, bet jos padės padengti išlaids padaryt nuimant derlių. Tai va kažkas tokia ir turėtų gauti. Nu čia jau mėžiukai neblogus, jau kūliamus net sugriuvi varpus jau. Vien kitą ant žemės mėtas. Bet šiaip keist, nes dar yra viens kits mėžis stačias irgi. Va, pažiūrėkit, pačiuti labai gražus mėžiukai. Apsisukam, priekabą antrų numetam ir pučiam. Opa. Ot, neužkūriu. Dabar užkūriu. Apsisukt reik tik tas. Neužklimsim gal ką, neturėtume savo žemę, taviem prieka piln kitus, kein kaip nori. Gandriuksė, atsargiai, Remigė, šyčva ant kalniuką, pats tas bus. Svarbiausia, kad ne nuo kalniuką būtų. Nu va, tiesiai stovi, nu tiesiai, neturėtų nurėdėti. Atkabinalą. Ai, atsitimpina babas. Teks atgal pavažiuoti. Gal pagal idėjų. O, atsikabina šit netep. Biški buvo jisai įsirėmis ir nedavė, žinai. Nu ką čia? Opa. Šit jau dieną ant lėkimo bus. Su kviečiais tai čia išvis žiaur būn, su mėžės tai da jau da. Viskas, hebryt, košimi dirbtuvės. Geras šilauks hebra, tai greitai prisibūbint, žinai. Ta prieka baisiai. Su pilnu priekabit. Atsiminė tokį dalykų, kad tėtei
gali būti biški sunku kult šitų laukų. Dėl to nes labai daug aš kupstuos pridarį susijau. Nes man džiauri kyšiais, tas rapits, jeigu atsimenat, anais metais ten cirkų buvo daug ir šitom laukan ypatingai kyšiais. Ir mačiau, kad jau 2 kartus buldozeriavo. Nu, bet nieko nepadarysiu, tenai kiek pasėti, užauga visai neblogai, bet dabar turim kitų problemų. Tai va šito Deutz Fad Tripper grabų vien žodžiu, kuris nebenori važiuoti. 40 važiuoja šitas grabs ir viso. Kuo aš atsimenu apie šitų traktorių, pastovę tvarkydavo. Vienu kart kaitą, nors turbūt neperėja ta turbina. Sakė, kad perėja, bet dabar, kaip ir sakė, greičiausiai, kad galtui ta turbina buvo keist, nes problema, nes su turbina buvo su laidais. Nes taip šitam traktoriai tinkama turbina vat neveikia. Su variklė tenai, stūmoklės irgi va buvo problemų. Kondiškė ten neveikdavo pastovi. Kažkodėl saugiklį mesdavo lauk. Nu dabar veikta kondiškė, bet ne kažką irgi. Karšt baisė. Visio hebrytą atputėm. Reikia eit pasimt svarstyklių rakt. Vis pamiršta atsirakinti prieš išvarant. Kad maždaug susisvertume, kiek atsivežam dėlius ir kad po to galėtume pasižiūrėti, po kiek birėja plius minus. Ir aplamai kiek tonų turim. Nu realiai kiek tonų turti gali plius minus žinoti pagal tai, kiek birėja. Padaugini iš hektarų skaičią ir viską žinai. Įsijungė, neužsikrovė da. Nesąmonės rodo, kad aš 20 kg sveri. Sutvarkiau, paspaudžiu 0, tai nusinulina dabar. Gal taip sudurniavo, nieko tokio. Kas 20 kg čia keičiasi. Svoris. Tokie tarpinė, tarkim, šiam 7-8 nėra. Šiam 800. Nu, kiek čia tonų atsivežėm. Visai nemažai, 28 tonos, 700 mano svorį atėmus. Tai va, užsirašysim. 26, 07, 29. Antras traktorius, todėl nes 2 traktorius vežiau, jų svorim atskirtingus yra. Dabar susirašiu, kad paskiau žinočiau. 28 tonos, 700. Va tokia tema, Don. Knygų į kišenį įdedam, galim toliau važiuoti. Tuščia aikštelė miežių jau, nes visus suvalėm, kadangi lyja vėl porą dienų, tvarkiam, dabar reikia vėl pildyti. Senas geras atbulinavas bus, nepatikėsit, bet bus. Pristumio, Lazauskienė tu. Atsirakino dabar tepalo, dabar keliam priekabų. Oi, kiek miežė. Oi, kiek miežė. Oi, kaip gražiai išpylėm, eik tu savo. Led, bus gerai drėgmį pamatuoti, bet nežinau, tiek laiką turi. Jau iš sausus gan. Kviečia nelabai. Jo, nelabai yra. Pamatuosim, kai grįšim, nežinau, kiek laiką turi. Dabar, kai nuvažiuos, galės maždaug orientuotis, kiek gali užtrukti dirbtuvės. Gerai, hebra, greit sustojom čia. Užtektų gal tą kūrą, tipo, žinai. Dar reiks važinėti, vis tiek čia ne paskutinis reisas. Opa. Jeigu žinotum, kad paskutinis tai nepiltum, tai tikrai užtektų 5 litrų, tai daug yra. Į mašiną 5 litrų įsipylis, į tokią kaip į pėžų, gal mėnesį važinėti. Traktor porą valandų. Nu, bėgi! Soliaro. Kokį 100 įsipylis ir užteks jaučiu. Bus gerai. Mašina gera, iš Vokietijos. Apie Deutz irgi galėtum sakyti, traktorius geras, iš Vokietijos. Kaip toj dainoj. Mašina gera, iš Vokietijos. Bet žinot, kaip būna. Greitakį permečio, kiek tų miežių pavyko atsivežti šitų reisų. Tik grubi gavas 13 tonų 500. Nu, biškai daugiau turėtų būti, nes praeitų kartų, kai traktorių svėrė su tuščiu priekabu, kūra tarp traktorio buvo beveik pilnas bakas, arba mažiau negu pusė. Ir kažkuri priekabta biškai daugiau svėrė. Tai čia, žinai, nesigaunas tiksliai pamatuoti, čia gaunas toksai plius minus. Ir šitų priekabų, kur atsivežėm, tai jinai nebuvo sklidinta, būtų tilpi. Tipo dar buvo vietos tikrai. Tai jau čia, jeigu pilną pribūpintume, gal 15 tonų ir įdurtume. Nu kažkuo apie 15. Dėdė va man atvarė kult
Pirms kombainas. Hebra, daugiau nei vieną kombainą tą neteko matyti. Pas mum čia nieks nekul, tik mes. Kas neturi mėžių, tas nepradėjo kulti. Pas dėdė čia tukans. Nežinau, koks tiksliai modelis, bet geras kombainas. Panašus našums kaip mūsų Leksijona gaunas. Heideris irgi 6 metrai šiamo. Bunkeris irgi panašiai. Pats Tukan, žinot, naujesnių metų gamybos žymė. Gal ten 2014 metų. Nu, apie tų vietų. Žodžiu, nebein traktorius. Campings, tik tas važiuoja ir išmetė va tokį klaidą. Transmission alarm, SGR, TCU, 7F kažkokį klaidą. Praeitų kartą lygiai taip pat buvo akivaizdžio grūt su šiuo traktoriu. Tik kažkaip reikėjo važinėti iš artimesnių laukų. Tos problemos nebuvo. Bet kai dabar reikia važiuoti iš toliau ir prasideda visokie fintai. Nebenori traukti, o jeigu užplėš gazą, toks garsas nemalonus. Ir taip per ausis eina. Nu čia taip greičių dėžės klaid, bet nemanau, kad kažkas yra, nes jisai pastovėtų ir vėl važiuotų. Užmet gazą. Kem 8 nustatys, jisai tik kem 6 važiuoja. Bet jūs girdėtų garsų tokį? Turėtumėt girdėti. Ir dar yra toks žodžiu, 2 garsai skirtingus. Nu, trantalėts nafik. Aš tų klaidų esu matęs seniau, kai dirb žemė. Bet jam turbūt išmet tų klaidų ir traktorius pradeda riboti galių, kad ale kažką nesugadinti. Nors iš tikrųjų čia viskas gerai yra. Atvažiavau žodžiu ant tą lauką, susibiesino dėl tą traktorę, nes ant galo iš vis tik tais 40 be važiuavo. Grabs garšina yra. Kitą vardą Hebra jis nebeturi. Tai čia dėl tos klaidos. Čia tvarka tų traktorių, tvarka ir ten nežinau, ar kažkur sutvarka. Bet kad tas tvarkims kainuoti, tai jūs patys žinot. Gerai, dabar nusikabinsim. Atsigaus gal po tą pastoves, nes kaip ir tėtė tik antrų bunkerį dabar prikulė. Nu čia dabar išvaris ant tiesiosios, tik greičiau kol. Opa. Su šit yra toks durns dalyks. Jeigu jis biškį įsitempis, tai ten nebeužkabint toks kabliuks. Ta kaištelė ir jie neištraukt. Turi būt iš vis atsipalaidavęs, nebūt priekabį įsirėmus stipriai, nekliudyti ją, nes jeigu kliūda, tai ta rankė tiesiog juda, tas kaištis neišsitraukt. Bortų kiek atsimenu uždarėm, bet aš pasitikrinau, nes vieną kartą gyvenim buvo taip, kad atvažiavau, paliko priekabų ir gavau skambutį, kad reikia varyti sukazyti grūdą nuo lauką. O dabar varom pasimt antrus priekabus, galvoju, kaip čia protingiau važiuoti. Ar įstrižau atėva per laukų ir kratytis, ar varyti iki lauką galą, ten žina, sėt pagal lauką kraštų. Tai dabar gaunas, kad mes įstrižai pagal arimo varom. Tai dažniausiai baisė kratą. Nu dabar da jau da kitokį va greičių važiuoji. Bet ir tai, nu, nėra super komfortas. Jūs man pasakykite, lis ar per aukštai? O, įlindo. Gerai, greit susidedam ir reikia biškį traktorių užgesinti, kad jis atsigautų. Kad man nereiktų važinėti 40 visą laiką. Į priekį lėkiam buvo ledas, atgal jau šudalat. Opa, balionas pildas oro, gerai. Tiku, stabdžiai jungtus, hidraulikį jungt, biškį tepalą kažką praputė. Nustos šitas tepalas bėgti. O dabar burandukai, aš baisiai valgyti noriu. Kur šitas šlapums? Ai, čia nuo hidroporo apsitaškiu tepalą. Galvoju, kas šlapia. Pastrigo maistas. Eik savo, įlenkiu termosų. Susėdyn! Termosų įlenkiu. Įstrigo ir įlenkė. Nu, nieko tokia. Žodžiu, baisiai valgyt noriu. Net pilus skaud. Na, taip, tas jausmas, žinot, kai žarnu ryjį. Tai dabar greit maistą apžvalgėlė. Kotletą ir bulvinazerę. Tai biškį tą kotletonę paragaujam. Ir bulvės. Šviežios. Skani. Ir dar turi vienu kito gurko. Va, vienu kito antro. Iš namų soda, nepirktinė. Gerai, Hebra. Ir dar pavalgo ir susimatom. Urmi, kiek
Kiek daug tos žolės buvo užsikabinę, eikti savo. Čičiui Hebrus man pasakykit, dirvinė usnis šit augals, ne yra. Šiaip nežinau, dėl ką čia taip priaugi, gal dėl to, kad čia šlapiau buvo, nu va dabar nebesimato, nes jau nukūlė. Bet va čia visur buvo toks didelis plots, daug visai nuėmiau, užsikabina baisiai, zaraz, užhėderė. Nebe tiek ir daug tą lauką liko, kokie 4 hektarai, sakyčiau. Palygins kiek buvati, nes važiuokit, va ten tol gals tipo. O dabar jau kulva šitoj vietai. Greitai čia. Kaip ir sakė, tokie tiesus laukai, jie greitai eina. Nei vienas stulpelė čia nėra, žinai, nieko, tiek tol važiuoti. Šitam dojus biš per tol. Greičių dėžė net laika. Prieja, jėgs, eikti savo. Oho, šukuosin kokį irgi, madingai. Reik biškį pralaikti arčiau, mano. Dėl to, toj pils. Nes dabar beveik 70 procentų bunkerio. Tai jau toj turėtų prikulti tą bunkerį. Čia žiūrėkit priekabų ant technologinių užtraukio, nes ant technologiniai prastakė žemė, žinai. Bet va čia taip įstrižai pratraukio, jau tokios visai nieka provežos palika. Nu čia iki užklimpimo datol, toliau tokį kietok visai žemė. Bet gerai įsispaudė jau priekab su 2 bunkeriais. Paskutinė dabar įpils. Žiūri, ar headeris nesulūžo. Nu kaip ir ne, normaliai. Da gyvs. Eik tu savo, kiek daug pribūbina, ne kažką. O čia biški matas va, visokių žolyčių. Tai va čia ir yra ta dirvinė usnis turbūt. Biški per daug dešiniai pusiai pripila blemba. Nu bet gal susilygint. Neturėtų per kraštų griūti jaučiu. Jūris va atvažiavo su skūs lauką, skūt vatinai. Toks va judesys. Sens geras X-as. Toks pamatė, kad filmuoja iškart juoktis pradėjo. Nu taip juokinga. Ne juokinga, įdomu. Jūrė anūkam linkėjimai, nes sakė labai žiūri mano video. Klausykit senelę. A few moments later. Seniukai, šits lauks baigt 25 hektarų. Dabar paskutinį bunkerį išleidžia ir čia už kelią yra dar vienas laukelis 2 hektarų. Kitų pabaigsim ir miežių bus baigtus. Tai va, tik mums reiks dabar padaryti. Mums reiks prisikabinti zaslavinį prie kitos zaslavinės. Kartas labai greit prisikabinę, kartas sparks ilgai. Tai matysim, kaip dabar bus. Va, kombainsiu švarą. A mes šokam kabintis. Jau čia reik durtis trižo lauko. Negaiškim tą laiką, kad ir kratis. Nors durnai bus padarys. Dar daugiau laiką sugaiškim. Jūris sudirba, čia kur buvo labai daug žolių tos platelis. Iš šito lauko dar nupirkšim su bioversija organik, vien žodžiu, ant tų šiaudų, kad paimtų medžiagų biškį į žemelį, žinai. Nes tarp šiaudų daug visokia tai gėrė yra. Kas yra labai gerai, kas yra labai faina, tai reikia išnaudoti tą gėrį. Nu ko tu, dabar kabinsim. Viški gaidovai pastatys, nu, neslėpkim, bet ku darys. Nesitikėjo Hebra, kad reiks kabinti jau 2 priekabus. Kas mes nepristumsim tipo? Nu pristumsim. Bet ir 2 valandas užtruksim, mes pristumsim. Nu, tik geriausiai ir pasistatyti tiesiai. Nes dabar tai pasistačiau vapšė belekė. Gerai, tokios temos maždaug. Šiaip visai gerai, reik varyti tiesiai po biškį ir viskas. Geriausia ant technologinių yra statyti, nes kai ant technologinių pasistatyti, tada priekab gan lengviai įein, žinai, nes pasigauntų provežų. Jeigu stumtume va taip va tiesiai ir toliau, galimai stumtume iš pirmą kartą. Bet jūs žinot, kaip būm su tais stumimais. Davai, iš pirmą kartą eis. Oho, kaip gerai, ne, iš pirmą kartą sako jis. Oho, gerai, kad nebestumė, būčia lempų išdaužys. Profesionaliai. Gerai, dabar biškį atgal ir daugiau reiks susisukti. Eik tu nafik, tu grybas, na. Eik tu sau. Jūs pažiūrėkit, tai būtų jei, tiesiog per žemai buvo turbūt, jei. Davai, man žodžiai. Biškį į priekį, tu pakelsim ir vsio.
Nu, Zeniau, nu bandam po biški, gal čia įsiriam su kraštėlį ir realiai pagaustadam, bandam. Nu, žiūrėkit, Hebra, jūs atsakingus. Ai, tu nafik, nu Lazauskienė. Zeni, išlipo pažiūrėti ir žiūrėk, kad toks vaizdas. Žiūrėkite! Yeah! What? Bliam, aš taip čia durnas tuvę, pasižiūrėkit, ant kiek susisūkis. Galėčiau abi priekabus sukabinti, nu, tipo, oru sujungt, bet man rods, kad einors kažkur eini. Galbūt, kad abi priekabus atvažiuotų su stabdžiais, tipo. Pažiūrėkime, nes sako, kiek atsimenėja orus. Negali grūsti, kas per šūdus. Na, šitą uždėję, dabar reik šitą įgrūsti. Blet, veik! Neleidž niek rūrą. Abi priekabos stabda, primetat stabdis. Stabdžiau atsileidi. Atrodo kaip ir gerai vis. Čia susijungia viskas. Bandom važiuot. Kompresorius orą pripumpavęs, tai vis gerai, reiškia, niekur neleidž. Įsijungiam 4 rats. Jeigu buksuos, tai reiškia, kad kažkuriai priekabai stabdžiau įsitraukė. Bet ne, viskas ledo, va, traukiam 2 priekabs. Ne, nu hebryt, šitą ant lauką užsikabinti, 2 zaslavins, yra reikalų, nu, tipo, nėra čia kažką žiauriai sudėtinga. Ne, nu, šiaip nėra sunku zaslavinį prisikabinti. Kai pirms kart kabindavus, kai tik pradėjau grūti svežti, atsimenu, net užtrukęs valandą su virš ten visus suprakaitavęs, ten žino dar nesuprant, kaip kur biški pastumit. O labai jis žino, kad ten biški va pavažiuoja į priekį, ten gali žino pasitaisyti, nu, tipo, per praktiką tiesiog. Bet vis tiek visat džiaugiuosi, kaip prisikabinu. Nes vis tiek toks atrodo kaip iššūkis vis tiek. Seniau atrodydavo, kad čia wow, kaip sunku, tipo, galvodavo, kaip vaiks buvau, jeigu man kažko teks, kaip aš prikabins. Belė kas prikabintų, kas mok stumt, žinai, tų priekabų 2 ašių. Zenčiukai, įsipylėm paskutinį bunkeravičių miežių ir viskas, miežių nebėra. Miežiukai baigtus, iš viso buvo 8 hektarų miežiukų. Ir dar liko kult 620. Opa, nereik maikės jie kažkam. Nusimesim hederiukšnį, oi. Kai vakars gražusis, pažiūrėkit. Peleka saulytė leidžias, kai gerai atrodo. Žiogai ten dainuoja tik tas. Dabar šitą reik nuvalyti, va. Opa. Gerai. Ledinovai, ledinoviausiai. Pasiems kultūrą, kad čia biškia palyti. Ir čia tepala daug kur šitą vietai. Sukam dabar. Jeigu šitą dalyką neprijungsti, negalės valdyti kėderę. Jeigu kažkas nežinoja. Dabar kardamonu. Man dalis padaryt beveik. Dar reikia pažiūrėti, ar atbulinavo gerą varą. Profesional. Ne! Professional. Всё. Sukam. Užsirapsiam viršų, pažiūrėk, ko čia turim. 2 bunkerius turim, nu. Mažai kviečių, vienas kits kvietys, bet tik kvietys nieka tokia. Kvietys dar geresnis pašars už miežis, o miežį parsiduot kaip pašarinį. Tai kaip ir nieka tokia turėtų būti, kad yra kviečių. Ten kažkiek gali būti procentų kviečių tarp miežių mašinos. Gal 13% kažkas tokia. Jeigu pamelavo, pataisykit komentarus. Greičiausiai hebryt tas greičio ribojimas atsiranda, dėl to neskaist greičių dėžės tepams. O kodėl jis skaist? Tai tik viens Dievas žino. Anam traktoriai, su kuriuo įprastai grūts veža, laksta ten toliaus, vis greič, po 2 priekaps tempi, jokia greičių dėžės skaitimo nėra. O šitam greičių dėžė lygiai tokį pat, TTV.
Atsimeni, yra buvom su juo seniau tokių problemų, dirbant laukan. Man net yra išmeti klaidų, kad tipo per aukštą tepalą temperatūrą, bet ne variklę, o greičių dėžės. Tai aš nelabai įsivaizduoju, kaip šitų problemų spręsti. Turbūt čia jie lygi yra. Kokie variantai? Ar visą laiką važiuoti 40, ar kaitinti su tepalą dėžį iki kol pats pradėt nusimetinėti greitį? Ei, bet greičiausiai, kad jeigu važiuosi visą laiką 40, vis tiek išmes klaidų. Iš tikrųjų, gan didelis atstums, nieko nesako. Tenki važinėjo 4 km prieš kelias dienas, tai jokių problemų nebuvo. A dabar va jau kai pirmin atgal gaunas koks 25 kokie, jau atsiranda. Tu ne veltui sako, kad traktoriai nėra pritaikytus transportui. Ar 20 kokie 4 kg yra daug pirmin atgal? Jūs man pasakykit. Nu aš suprantu, kad ten su sunkvežim geriau vežti ir greičiau gaunas. Nu su traktoriu tokį nedidelį atstumą irgi gali pavežti. O pasakykit, chebra, koks jūsų tolimiausias lauks yra ir su kuo vežat? Ir kiek laiko užtrunks suvažinėti pirmin atgalį? Nes žino, kad tikrai yra žmonių, kur ten turi laukų ir už 30 ir 50 km. Nu gal mažesnių ūkiai neturi, bet bendrovės tai tikrai turi. Nu, chebras versimės. Kiek atsivežėm šį kartą? Ouje, 29 tonos. Čia yra chebro žemės ūkis, va visokie grabai gest, tas gest, žodžiu. Meščionis įsivaizduoja, o, ūkininkai su geru mašinu, su geras traktorius važinėjai. Opa! Atsirakinam, pavarus virti į priekį. Dabar chebra, pamatuosim kokios drėgmės čia atsivežėm. Testuojam. 1-0, bum, 14. Wow, ledinė. Nereik džiovinti realiai. 14 drėgmė. Ledoviau negali būti, jeigu nemeluoji, žinai. Kad vis būtų tokie grūdai. Kad visos kultūros važiuotų nuo lauko idealios drėgmės. O tada aš suprantu. Tikų, hebryt, tai čia ir užbaigsim vidosų. Baigiam nukulti 8 hektarų mežiukų. Dabar šoksim ir apsiūko. Pirm kultūrų nukult. Dar lyga nemažai, bet kaip sako, kas mes tokie, kad pasiduotume, po 8 hektarų tikrai nepasiduosim. Tai va, hebra. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad palaikat, palaikinat, pasubscribinat. Nepasiduokit. Videokų dar bus daug, va tiek, va daug. O mes dabar lėkiam ilsėtis, kad gerai išsimiegotume, atsikeltume ir vėl ir to galėtume dirbti nuo ryto iki vakaro. Tai va tokios žinios. Tai va, žodžiu, gerai, hebryt, nepasiduokit. Ir laikykit kardanų. Ate.